Sveiki! Socialinių inovacijų instituto duomenimis per nepriklausomybės metus valstybinės Lietuvos mokslo ir studijų institucijos prarado ne mažiau kaip 750 mokslo darbuotojų. Didžiausią protų nutekėjimo dalį sudaro jauni perspektyvūs doktorantai, tyrėjai ir mokslininkai. Specialistai tikina, kad procentais netekties šioje srityje neišmatuosi. Dažnai dirbti užsienį išvažiuoja patys gabiausi mokslininkai ir tyrėjai. Bet yra klausimas, ar jie išvyksta visiems amžiams, tai yra išteka protas amžinai, ar jis pavažiuoja, kad pakelt savo kvalifikaciją, pasisemti patirties, o po to ją grįžus panaudoti Lietuvoje. Matyti, yra ir tokių žmonių, dabar kaip tas santykis susiklostys, čia sunku pasakyti, žinoma, dabartinė situacija klostosi nepalankia kryptim. Daug jaunimų išvyksta, o kada jie sugrįž ir ar didelė dalis jų sugrįž, šiandien nelabai yra aišku. Modestas Gelbuda, amžius 38 metai. Išsilavinimas Vilniaus ir Aalborgo universitetai. Socialinių mokslų daktaras tarptautinio verslo vadybos srityje. Rimtieji mokslai mane pakankamai traukė, bet aš negalėčiau pasakyti, kad aš nuo mažens buvau apsisprendęs būti mokslininku, bet aš prisimenu, kad mano tėvai svajojo, kad aš baigčiau mokslus užsienyje. 1990 metais įstojęs į Vilniaus universitetą, po 3 metų, kaip pats Modestas sako, sveiko smalsumo vedamas, su dar keliais studentais išvyko į Daniją, į Aalborgo universitetą. Čia baigęs ir magistrantūros studijas, apsigynęs disertaciją, buvo pakviestas toliau Danijoje tęsti mokslinį darbą. 2001 metais moksliniai tyrimai Stanfordo universitete, po to Švedijos Upsalos universitete. Kadangi turėjau publikacijų ir įdomią patirtį ir panašiai, tai dar nebaigus doktorantūros studijų mane pakvietė dirbti Londono verslo mokykla, kuri šiuo metu pasaulyje yra tarp 5 geriausių. Per 13 užsienyje praleistų metų Modestas įsitraukė į tarptautinę mokslinę veiklą ir į tam tikras mokslinės lenktynes, kas daugiau darbų spausdins, kas pateks į geresnės studijų vietas, gaus geresnį darbą ir taip toliau. Tačiau praėjus šį etapą apsisprendė, jog sekantis darbas bus ten, kur norėtų gyventi. Tai yra Lietuvoje. Mano kolegos man sakė, kad kai aš grįšiu į Lietuvą, tai aš negalėsiu vykdyti mokslinių tyrimų. Ir aš sakiau, kad aš juos būtinai vykdysiu. Ir iš tiesų jie buvo teisūs. Tiek, kiek aš norėjau vykdyti mokslinių tyrimų, tai tikrai nėra galimybių. Šiuo metu įgyvendinama nauja Lietuvos mokslo finansavimo priemonė visuotinė dotacija. Visa visuotinės dotacijos parama siekia 120 milijonų litų. Šiame etape projektų įgyvendinimui bus paskirstyta 40 milijonų litų ES paramos. Visuotinės dotacijos parama skiriama tarptautinio lygio mokslininkų projektams, padengiant tyrėjų atlyginimus, įrangos įgyjimo ir administravimo išlaidas. Kitas ES finansuojamas projektas, skatinantis mokslininkų veiklą ir įdarbinimą, valstybės pagalba aukštos kvalifikacijos darbuotojų įdarbinimui įmonėse. Didelis trūkis tarp mokslo ir gamybos. Ir čia matyti yra dviejų pusių kažkokia tai kaltė ir verslininkai nėra aktyvus investuoti į mokslo imlias gamybas. Iš kitos pusės ir mokslininkai nėra pakankamai aktyvus, kad parduoti savo žinias, savo produktą sukurtą verslininkam. Mokslui imlios labai mažos ir vidutinės įmonės nuo šiol įdarbinti aukštos kvalifikacijos darbuotojus gali lengvatinėmis sąlygomis. ES struktūrinių fondų lėšomis bus finansuojama 50% mokslininko ar tyrėjo atlyginimo. Tam iš viso numatyta skirti daugiau nei 60 milijonų litų. Šios priemonės tai yra be abejo šiais tokiais sunkiais finansinė prasme Lietuvos mokslui laikais, tai šita parama padarys didelį vaidmenį ir kad projektų dabar kažkur jau vyksta paraiškos renkamos, kad dalyvauti projektuose, tokių projektų keli šimtai bus, jis be abejo kažkur ras savo galimybę pritaikyti savo žinias ir gebėjimus. Mokslininkų veiklą ir įdarbinimą skatinančių ES lėšomis finansuojamų projektų įgyvendinimas padės sudaryti geresnės sąlygas mokslo plėtrai Lietuvoje. Tuo pačiu šios priemonės prisidės prie mokslininkų emigracijos sustabdymo bei padės susigrąžinti jau sėkmingai dirbančius bei gyvenančius užsienyje mokslo žmonės. Daugiau informacijos ieškokite naujienų portale Alfa LT. Susitikime po savaitės. Laidos partneriai ES ir Lietuvos Respublika.